Labadiena dar kartą, esu Giedrius Čiurinskas, Koliomont generalinis direktorius. Koliomont yra žymiausios pasaulyje draudimo organizacijos Lloyd's of London oficialus partneris Baltijos šalyse. Ir mes jau, sakykime, 7 metus orientuojamės ne tik į standartinių draudimų platinimą, bet taip pat ir nestandartinių draudimų platinimą Pabaltijo klientams. Ir, sakykime, ta dalis didėja. Tai iš kolegų pristatymo, kaip matėm, kad pasaulis keičiasi ir lygiai taip pat keičiasi ir draudimo rinka. Ir mano turbūt tikslas yra jums pristatyti porą draudimo rūšių, nors jų naujų yra tikrai be galo daug. Tai pirma rūšis būtų, sakykime, apie nusikalstamos veikos draudimą, apie sukčiavimo draudimą, o antra apie kibernetinių rizikų draudimą. Bet kad suvokti, kodėl tokios rūšys atsiranda, tai tiesiog keletą pavyzdžių pateiksiu, kaip jos atsiranda, tos draudimo rūšys. O jos atsiranda labai paprastai iš gyvenimo. Tarkim, Bin Ladenas įskrido į pasaulio prekybos centrą, turto draudimo sutartyse atsirado terorizmo nedraudžiamasis įvykis. Terorizmo nedraudžia. Tada sugalvojo draudiką, kažkaip nedraudžia niekas terorizmo, bet aktuali rizika, gal pabandom drausti tik terorizmą. Atsirado atskira draudimo rūšis terorizmas. Lygiai taip pat ir kitos draudimo rūšis. Tai pasaulis, kaip minėjau, keičiasi. Ir kolegos pristatė labiau tokius rizikos valdymo būdus, rizikos eliminavimo būdus, bet draudimas yra rizikos perdavimo būdas. Kaip aš sakau, kad ir kokią turbūt signalizaciją į namą įdėtumėt, namas vis tiek gali sudegti. Laivas priminė man Titaniko pavyzdį, buvo pats saugiausias tuo metu pasaulyje laivas, bet atsitrenkimas į aisbergą užteko, kad jis nuskęstų. Tai va, tam yra draudimas, jeigu nesuveikia, sakykime, rizikos eliminavimo būdai, tai riziką galima perduoti. Tai aš plačiau apie tai, kaip ją galima perduoti ir kada ją galima perduoti. Tai pirma rizika, ta nusikalstamos veikos rizika ir problematika yra labai paprasta. Standartinėmis turto draudimo sutartimis, kurias šiai dienai galite įsigyti Lietuvos ar Pabaltijo draudimo rinkoje, darbuotojų nusikalstama veika ar sukčiavimas yra nedraudžiamas. Jeigu bus vagystė iš įmonės su darbuotojų sukčiavimą, neatlygins jokia draudimo kompanija. Buvo kolegos statistika, kad virš 50% įmonės vagysčių ar sukčiavimo padaro darbuotojai, tai Lloyd's statistika yra dar žiauresnė. Iš 10-9 atvejai su tuo yra susiję darbuotojai. Ir toks skaičiukas 3 metai, tai aš norėjau irgi tokį vidurkį mes išvedėm iš pavyzdžių įvairių, kad tai yra ilgalaikis procesas, kad dažniausiai vagystė įmonėje trunka, tokia didesnė vagystė, sakykime, trunka vidutiniškai 3 metus, jinai pastebima po 3 metų ir dar aš drįsčiau teikti, kad 3 metus vyksta tyrimas, išaiškinant, kas ten kaip, ką daro. Tai realu, kad su tokiais terminais susigrąžinti tą nuostolį yra labai labai sudėtinga. Ką daryti? Ir tam yra, aš čia tokį panaudojau irgi žodžių žaismą, ar uždrausti kažką tai, įvesti procedūras, ar galima apdrausti. Tai kaip ir su tuo terorizmo pavyzdžiu, taip ir su nusikalstamos darbuotojų veikos pavyzdžiu, rinkoje atsirado nusikalstamos veikos arba crime draudimas. Tai žinokit, kad tikrai galima kokybiškai ir gerai šiai dienai apsidrausti, nes nuo šitos rizikos, nes draudimo rinka pasidarė pakankamai globali. Su Brexit čia atsirado šiokių tokių rizikų, bet viskas bus gerai, Lloydai vis tiek bus Pabaltyje, niekur jie nedings, bet iš tikrųjų ta rinka pasidarė labai globali ir tie draudimo sprendimai, kuriuos buvo labai sudėtinga įsigyti arba jie būdavo per brangus, jie pasidarė šiai dienai tikrai priimtini ir juos galima įsigyti. Taigi, ką tas apima crime draudimas? Draudimas apima neteisėtą įmonės pinigų turto užvaldymą, kitaip tariant vagystę, įmonės klientų turto vagystę ir taip pat elektroniniu būdu įvykdytą vagystę, kas yra
angliškas terminas computer crime, dėl darbuotojų arba trečiųjų šalių tyčios, sukčiavimo ir apgaulės. Tai yra iš principo bet kokia ar pinigų vagystė, ar fizinio turto vagystė, kai prie to prisideda darbuotojai arba trečioji šalis, yra apdrausta. Ir aš šiek tiek panardžiau irgi internete ir ištraukiau lietuviškų pavyzdžių, kurie viešai skelbiami, internete galite pasiskaityti, kad vis tik tokie dalykai vyksta. Ir pavyzdys pirmas, Omnitel darbuotojas keletą metų klastojo telefono ar ten įrangos pardavimo sąskaitas ir tik dar po keliarių metų įmonė tai pastebėjo ir nuostolis buvo apie 2 milijonai eurų. Berods tuo atveju darbuotojas padarė apie 500 neteisėtų transakcijų. Tai vėliau aš apie tai kalbėsiu, kur yra padidinta rizika. Tai yra padidinta rizika tose įmonėse, kurios daro daug operacijų, turi daug invoice'ų, turi daug tokių procesų. Ne? Šiaulių bankas, bankų buvo ir daugiau, bet palikau banką, kur tiesiog vienas iš filialo vadovų ar ten paimdavo grinus iš kasos ir ten klastodavo kvitus. Tiesiog paprasta vagystė, vėlgi elektroninis dokumentų manipuliavimas ir matom, sumos yra pakankamai nemažos. Pusė iš jų iš tikrųjų atlieka paprasti darbuotojai, pusė iš jų buhalteriai, nes prieina pakankamai prie jautrios informacijos ir gali daug metų klaidinti vadovą ar ten akcininkus ir panašiai. Ir dabar prisiminiau mūsų užsienio kolegų rekomendaciją, kad patartina įmoniai kas 2-3 metai keisti auditorių. Kad naujas auditorius atėjęs į įmonę pasižiūrėtų naujomis akimis procesą ir galbūt pamatys kitų problemų. Nes mes įpratę, kad geri santykiai, daug metų su to pačiu auditoriu dirbam ir panašiai, bet čia yra toks irgi rizikos valdymo būdas. Atidėjau pavyzdį, kad niekas nėra apsaugotas, net ir Lietuvos Respublikos Seimas, ten irgi berods buhalterė prie to buvo prisidėjusi. Grįšiu prie to fraud trikampio, prie sukčiavimo trikampio. Galbūt savo žodžiais jį pristatysiu, vis tik kodėl tie darbuotojai sukčiauja. Tai 3 dalykai, kai jie mato galimybę, o kas geriausiai mato galimybę, tai patys darbuotojai, nes jie dirba toj sistemoje, jie daugiausia mato galimybių, kaip ją apeiti. Tai jeigu jie mato galimybę, kaip pasiimti pinigus, jau yra rizika. Toliau, tam darbuotojui turėtų būti kažkokie finansiniai sunkumai. Buvo geras šitą skaidrę, kokie tie finansiniai sunkumai gali būti. Ar prasilošia kazino, reikia gražinti paskolą, reikia pašelpti ten vaikus, kurie užsienį studijuoja ir panašiai. Ir savęs pateisinimas, jeigu jis sugeba pateisinti savo šitą veiksmą, kad man ir taip ten neišmokėjo premijos, aš čia daug metų atidaviau, aš nusipelniau tų pinigų ir panašiai. Jeigu visi šitie 3 dalykai sutampa, darbuotojas yra linkęs sukčiauti ir pasisavinti įmonės turtą. Taip, irgi kokios įmonės yra toj padidintoj rizikoj. Tai, kaip ir minėjau, tos, kurios turi daug atsiskaitimų, daug sąskaitų, daug invoice'ų tų vadinamų, kuriuose darbuotojų skaičius didelis. Aišku, kuo didesnis darbuotojų skaičius, tuo didesnė tikimybė, kad kažkas atsitiks. Ir dar toks įdomus dalykas, tos įmonės, kurios turi iždo arba pirkimo departamentus, kur atiduoti įgaliojimai tam tikriems žmonėms daryti pirkimo veiksmus. Iš veiklos ryčių, sakykime, draudikai gavę paklausimą iš tokių ryčių kaip juvelyrika, popieriaus gamyba, kuro, logistika, finansai, metalas, jie jau ten yra padidintos, labai stipriai padidintos rizikos zonoje, nes ten patirtis yra pakankamai neigiama. Ir aš galvoju, kad tie 5 procentai nuo pajamų, aš manau, pakankamai realus skaičius.
nes kiek man teko susidurti kalbant su įvairiom įmonėm, didesnėm įmonėm, kurios turi sandėlius ir panašiai, tai aš manau dar mūsų tas šleifas nuo Tarybų sąjungos pakankamai jaučiasi ir pas mus gal net tas skaičius yra didesnis negu vakarų Europoje. Taip, kas yra neapdraudžiama? Ta prasme, reikia žinoti, kad draudimi irgi bet kuriam draudime yra nedraudžiamieji įvykiai. Nors dažniausiai draudikai surašo tokius įvykius, kurie gali būti draudžiami kitomis sutartimis. Dėl to ten atsiranda karas, sakykime, kalbant apie būtent nusikalstamos veikos draudimas, pavyzdžiui, reikia žinoti, kad jeigu vagystę padaro vadovas, tai yra nedraudžiama. Jeigu padaro kitas darbuotojas, tai yra draudžiama. Bet jeigu padaro vadovas atlikdamas vadovaujantį veiksmą. Tarkim, tuo atveju, kur buvo ten ta talpa, ten jau klausimas, ar ten vadovavimo veiksmas, ar ten jau tiesiog taip kriminalinis paprastas veiksmas, nes jį galėjo atlikti ir paprastas kitas darbuotojas. Bet tiesiog reikia žinoti, kad vadovo veiksmai kriminaliniai nėra draudžiami įprastai, bet su draudikais galima atskirais atvejais susitarti. Nes yra tam atskira draudimo rūšis vadovo civilinės atsakomybės draudimas, bet jis iš principo saugo vadovą ir atlygina jo padarytus nuostolius, jeigu tokie pripažinami, išskyrus, jeigu tai yra kriminalinė veikla. Čia klausimas yra, galite iš karto paklausti. Jūs vadovą turit vieną asmenį, direktorių, ar vadovą ten stebėtojų narį, valdybos narį, finansų vadovą? Jo, draudime vadovas yra platesnė savoka, tai yra vadovaujančias funkcijas turintis darbuotojas, tai apima tiek valdybą, tiek generalinį direktorių, gali būti ir padalinių departamentų vadovai. Bet pagrindinė atsakomybė pagal įstatymus tenka generaliniam direktoriui ir valdybai, nes vadovo atsakomybė nėra ribojama. Kitų darbuotojų atsakomybė ribojama 3 darbo užmokesčio dydžiais. Aišku, jeigu kriminalinė veikla yra neribojama. Bet aš gal čia žiūriu laiką šiek tiek per daug. Kas dar iš tokių pasižymėjau, kad pavyzdys senukų buvo, kad darbuotoja padarė, sakykime, vagystę kažkokią, bet jim pripažino kaltę ir toliau dirba. Tai draudime tai būtų, sakykime, toks rizikos faktorius, padidinta rizika, nes jeigu ta darbuotoja dar kartą pavogtų, draudikai sakytų, čia gal nedraudžiamasis įvykis, nes jau jinai prieš tai vogė. Tai tą reikia turėti omeny, kad jau jeigu darbuotojas prieš tai įvykdė vagystę ir įmonė dirba ir dar kartą padaro vagystę, tai draudimas už tokius neatlygina. Ir inventorizacija, ar užtenka tik inventorizacijos metu, tarkim, padarote inventorizaciją, skirtumas netitinka, ar draudimas iškart išmokės. To neužtenka, vėlgi pavyzdys su talpa, padarė inventorizaciją, nesutampa. Bet prevencijos skyrius sudirbo gerai ir pamatė, kad iš tikrųjų buvo daromi veiksmai, kad tas nesutapimas atsirastų. Tai jeigu yra tokie faktai rodomi, tada draudimas veikia. Vėlgi reikia žinoti, kad draudimas veikia, jeigu apsidraudžiat metams, tai per tuos metus pirmą kartą atsiradusi problema, atsiradęs nustatytas nuostolis yra apdraudžiamas, nesvarbu, kada padarytas veiksmas. Gali jisai, kaip ir minėjau, prieš 5 metus buvo vagystė, bet jinai draudimo metu atsirado, tai geras draudimas, tinkamas draudimas tą turi atlyginti. Čia paminėjau, kokios tos draudimo sąlygos reikia suvokti. Taip, klausimas. Dėl tų draudimo sąlygų dar norėjau patikslinti. Jeigu šiemet aš apsidraudžiu, tai tarkim, o vagystė bus pastebėta po 5 metų, tai bus atlyginta, ar vis dėlto atvirkščiai dabar pastebėta, o apsidraudęs, Jo, ir draudime yra keli principai. Šičia yra naudojamas claims made principas, tai yra, kad draudimo laikotarpiu turi būti pastebėta vagystė. Tai yra, jūs kiekvienais metais pratęsia draudimo sutartį ir jeigu draudimo sutarties galiojimo metu pirmą kartą pastebima ta problema, nesvarbu, kada praeityje buvo padarytas veiksmas, draudimas turi galioti.
Jo, kokios sąlygos, tai reikia žinoti, kad šitam crime draudime franšizės arba išskaitos už tą sumą, už kurią atsako pati įmonė, yra pakankamai didelės. Prasideda nuo 5 000 eurų, tokiom vidutiniam įmonėm, kurių turtas iki 50 milijonų eurų. Ir nuo 5 iki 15 000 eurų reikia suvokti, kad įmonė vis tiek bus atsakinga už tokias smulkias vagystes. Kas virš, jau įsijungia draudimas ir perkamos įvairios draudimo sumos priklausomai kokia yra veikla, kokia rizika ir kokia įmonė pageidauja nusipirkti tą limitą apsaugos. Tai nuo 1 milijono eurų iki 5, iki 10, iki 20 ir viršų. Įmokos irgi prasideda nuo, sakykime, nuo 5 000 eurų ir į viršų. Tai tiesiog trumpai tokia bazinė informacija. Ir pereinu iškart prie kibernetinės rizikos, nes jinai, kaip matom, darosi vis aktualesnė. Ir vėlgi faktai yra tokie, kad daugelis tų kibernetinių įvykių vis tik yra susijęs su žmogišku faktorium, su žmogaus klaida. Tai yra, kad ir kiek ten dėsim tų sistemų apsaugų lygių, vis tiek yra žmogiško faktoriaus klaida, kuri gali įtakoti kibernetinį įvykį. Gal šiek tiek įnešiu aiškumo, ką mes vadinam tą kibernetinę riziką. Tai iš principo tai yra pavojus duomenims ir tinklo apsaugai. Kolega minėjo labiau galbūt, minėjo ir pavojų duomenims, bet neminėjo, kokie gali būti dar papildomi iš to nuostoliai įmoniai, tai aš paminėsiu šiek tiek vėliau. Vėlgi ta pati problema kaip su nusikalstamos veikos draudimu, kad standartinėmis tiek turto, tiek civilinės atsakomybės draudimo sutartimis kibernetinės rizikos nėra apdraustos. Viskas, kas susijęs su IT sistemomis, duomenimis, yra tiesiog išimtis gražiai eilute standartinėse sutartyse. Ar galim eliminuoti žmogišką faktorių? Ir vėlgi tam sprendimas yra atskiras kibernetinių rizikų draudimas. Ir kągi jis atlygina. Tai jis yra iš 2 dalių. Angliškai first party loss, tai yra pačios įmonės nuostoliai. Ir kita dalis third party loss, tai yra atsakomybė prieš trečiuosius asmenis. Tai yra kibernetinė rizika, kibernetinis įvykis iš principo gali sukelti įmoniai 2 rūšių nuostolius. Pačios įmonės turtą ar pinigus, sakykime, padaryti žalą ir gauti pretenzijas iš trečiųjų šalių. Tai čia yra išvardinti, ką įmonė pati patiria, kokius nuostolius. Tai jeigu yra atakuojamas įmonės tinklas, įmonės duomenys, tai tinklą reikia atstatyti, atstatymo išlaidos, duomenų atstatymo išlaidos, toliau elektroninės vagystės nuostolis, kuris taip pat gali būti draudžiamas ir po nusikalstamos veikos draudimu, kaip rodžiau. Čia dubliuojasi šiek tiek šitie 2 produktai, bet jeigu jūs ateinat vieną dieną ir pasižiūrit, kad iš sąskaitos dingo pinigėliai, tai, sakykime, tiek šitas draudimas, tiek nusikalstamos veikos draudimas jums gali pagelbėti. Taip pat yra labai svarbus negautos pajamos, jeigu jūsų verslas priklauso nuo kažkokios IT platformos, IT sistemos ir kibernetinis įvykis ją sustabdė tą veiklą, jums reikia, nežinau, kelių savaičių atsistatyti, tai jūs negaujate pajamų. Tai draudimas aptartomis sąlygomis atlygina tas negautas pajamas. Apie minėtą kibernetinę išpirką bitkoinais. Draudimas tokius dalykus atlygina. Kaip sakot? Tai ta prasme, jo, virš franšizės yra franšizė, bet ir beje šitų įvykių mes matom vis dažniau. Bent jau mes, kiek klientų matėm, turbūt gal 10 suskaičiavom, kad jau Lietuvoje jau 10 klientų, kur mes aplankėm, turėjo tokią ataką, kur prašoma išpirkos. Ir prieš paskutinis labai svarbus, aš manau, šitos išlaidos arba šitie nuostoliai pradės tą kibernetinių rizikų draudimą Lietuvoje, nes nuo 2018 metų gegužės mėnesio įsigaliojo ES direktyva, kuri sako, kad jeigu jūs kaupiate klientų duomenis ir jie nuteka per kibernetinę ataką, jūs turite informuoti kiekvieną klientą apie tai, kad jo duomenys nutekėjo, kokia jam yra rizika ir taip toliau. Ir jeigu jūs turite, įsivaizduokit, 500 000 klientų, kokios jūsų yra išlaidos.
Vien tik informavimo. Tai va draudimas padengia ir tas informavimo išlaidas. Ir labai svarbus yra krizės valdymo išlaidos dėl kibernetinės rizikos, tai yra kaip jūs elgsitės, kai atsitiks toks įvykis. Ar jūs turite pakankamai viešųjų ryšių specialistų, teisininkų, kaip jūs informuosite klientus ir panašiai. Ir ta antra dalis, civilinė atsakomybė iš trečiųjų šalių, čia vėlgi priklauso, kokia jūsų verslo sritis. Jeigu jūs, tarkim, verslo sritis teikti konsultacijas IT sistemoje, duoti kažkokias programinę įrangą, tai greičiausiai, kad šita dalis yra labai svarbi, nes gal jūs, sakykime, pakonsultavę tą klientą ar pardavę kažkokią paslaugą uždirbsit nedaug, bet jeigu jūsų konsultacija ar programa nesuveiks, jinai turės spragų kibernetinių, kažkas jas nulauš ir tas klientas patirs didžiulių nuostolių, pretenzija gali sugrįžti iki jūsų. Tai va šiais laikais civilinė atsakomybė, aš sakyčiau, yra labai labai svarbi ir didelės draudimo sumos labai labai svarbios, gelbstint verslą, kad jisai nesustotų. Tarsi net ir nepagrįsta milijonė pretenzija, mes turime atvejų nemažai, kai sustabdo verslą. Visiškai. Tai tokį labiau intelektualų verslą. Tai vat kalbam, kas, tarkim, dėl jūsų kaltės tretieji asmenys negalėjo pateikti savo paslaugų. Arba blogai pateikinėjo. Buvo klaidos kažkokios. Toliau buvo pažeisti privatumo, autorinių teisių, konfidencialumo pažeidimai, informacijos nutekėjimo ir taip toliau. Tai iš tikrųjų ta civilinė atsakomybė labai svarbi, nes sumos yra milžiniškos ir paimkim tą Panama Papers atvejį, kur nutekėję duomenys, iš tikrųjų Panama Papers, sakykime, dabar neatsimenu pavadinimą, Mossack ar kažkaip, agentūra, advokatų, jie tikrai gaus milžiniškas pretenzijas iš tų žmonių, iš tų įmonių, kurių duomenys nutekėjo. Nes tai paveikia kitų asmenų verslą. Ir dar duosiu keletą pavyzdžių. Iš tikrųjų susidurėm su tokia, sakykime, lietuvių gal mentaliteto problema, kad yra nauja rizika, yra sprendimas, bet lietuviai sako, nepirksiu, nepatikrintas, čia pirmas nebūsiu bandomasis triušis. Estijoje matom kitokį dalyką, kad Estas nepirks, jeigu jis bus paskutinis. Estas nori būti pirmas. Tai aš papasakosiu kolegos iš Londono atvejį, nes jis būtent daug dirba su kibernetiniam rizikom ir vienai telekomunikacijų įmoniai bandė įtikinti, kad jums vis tik reikia kibernetinių rizikų draudimų, jums neužtenka vidinių procedūrų, nors ir kiek jūs jų taikysit. Bet ten buvo naujas IT vadovas, saugumo ir jis sako, ne, pas mus viskas idealu, pas mus visi procesai sutvarkyti, tikrai mums nereikia, mes įsidėgė naujausias antivirusinės sistemas. Ir ką padarė, nes draudimo kompanijos būtent bendrauja su tokiomis įmomis kaip Vilius, kurie padaro, sakykime, tą tokį auditą, hakerio funkcijas, patikrina, kiek iš tikrųjų tos sakykime, sistemos saugios. Tai jie susitiko su tuo vadovu ir sako, va, tau kompaktas, pasižiūrėk mūsų kompaktą, kaip mes dirbam ir gal pakeisi nuomonę. Jis grįžo, įdėjo į kompiuterį, o ten buvo virusas. Ir tas virusas visiems darbuotojams ant ekrano išmetė jo nuotrauką, sakydamas, kad taip, mūsų IT sistema saugiausia. Tai buvo akivaizdus parodymas, kad galima paprastais, elementariais, žmogiškais metodais, prasme, palaužti. Ne? Tu gali kažkur palikti flešiuką kompiuterį. Bet jis gerai. Tai va, o su slaptažodžiais irgi mes padarėm įmonėje vidinį tyrimą. Ta prasme, praėjom visus 20 kompiuterių ir iš 23 mes sugebėjom įeiti, nes darbuotojai tiesiog laiko krūvą tų lapukų, prisirašo tų slaptažodžių ir vien naudojami tuos dalykus galima į slaptažodžius įeiti. Taip, kas toliau? Tai ką duoda dar papildomai draudimas? Kibernetinio draudimo anketa yra pakankamai sudėtinga, priklausoma, aišku, kokia yra įmonė. Jeigu susijusius šiek tiek su technologijomis, tai ten reikalauja ir IT įsikišimo, ir personalo, ir finansų, ir panašiai.
Bet vien tik užpildydama įmonė tą anketą iš principo įsivertina savo kibernetinio saugumo lygį. Verčia pagalvoti, kokie yra serveriai, kokios yra procedūros, kokios yra sutartys, kiek tai įtakoja vieno kliento, sakykime, sutartis įmonė ir panašiai. Kokią prieigą turi darbuotojai prie duomenų, kaip apsaugomi duomenys. Tai mes tą vertinam, kad tikrai įmonė net ir nesidrausdama, pasižiūrėdama anketą, užsipildino, padaro savo gerą įsivertinimą. Toliau įsigijus draudimą, draudikai dalį draudimo įmokos atiduoda profesionalams, kurie valdo kibernetinių atakų, sakykime, tas krizinės situacijas. Ir klientas apsidraudęs kibernetinių rizikų draudimu gali kreiptis būtent į tuos specialistus, kurie užsiima visame pasaulyje su tokiomis, sakykime, atakomis, krizių valdymų situacijos ir jie padės jums veikti pagal planą, profesionaliai ir sudėlios veiksmus. Ir taip pat kita nauda, kad jeigu jūs bandote su savo paslaugomis eiti į užsienį, tai užsienyje užsakovai pradeda reikalauti šito draudimo. Ir taip jums galima, sakykime, laimėti kontraktą arba atrodyti patikimiau prieš užsakovą užsienyje. Čia yra pateikti cyber žalų pavyzdžiai pasauliniai. Ir tarkim, aš įdėjau specialiai du pavyzdžius su darbuotojų klaida ir darbuotojų sabotažu, kad Prancūzijos telekomunikacijų inžinierius dirbo prie pagrindinio serverio ir blogai sukonfiguravo parametrus. To pasiekoje laikinai neveikia telefonų ryšys. Įmonės nuostoliai, negautos pajamos bei kitų šalių ieškiniai viršijo 2,4 milijono eurų. Kitas Forbes kompiuterių technikas supykęs dėl savo atleidimo sugadino 5 iš 8 tinklo serverių. Visų šių serverių duomenys buvo ištrinti negrįžtamai. Forbes buvo priversta uždaryti savo net biurą New York'e ir patyrė 90 milijonų eurų nuostolį. Tarsi, ant kiek yra nuo žmogaus priklausomi dalykai. Ir čia dabar taip pat išorės, sakykime, hakerio atakos arba virusai, bet jie irgi yra susijęs su žmogum. Jeigu žmogus kažką paspaus ne ten ar įlys ne ten, tai gali tą gauti. Tai būtent pirmas atvejis apie bitkoinus, kad užblokuojami duomenys arba užblokuojama svetainė sistema ir sakoma, kad jeigu nesumokėsite, jinai neveiks. O įmonė, tarkim, jeigu organizuoja lošimus online ir panašiai, praranda didžiulius pinigus. Tai taip, iš Britanijos internetinių kazino lažybų bendrovė buvo 2,5 milijono eurų išsireikalauta. Ir kompiuteriniai virusai. Tai prasme, čia yra pateiktas CNN pavyzdys, kaip tik išvalymo išlaidos viruso kainavo 60 000 eurų, bet turbūt Vilius galėtų papasakoti ir turbūt, kad virusų išvalymas gali ir daugiau kainuoti. Arba mažiau Lietuvoje už geresnius įkainius. Arba neįmanoma viskas sugadinta. Jo. Taip pat paguglinau Lietuvoje, kas vyko ir tokius ištraukiau paskutinius, sakykime, atvejus. Hostinger, interneto svetainių prieglobos paslaugų bendrovė, buvo programišių ataka ir paviešinta 13,5 milijono vartotojų prisijungimo duomenys. Jie skelbė, kad nuostolius skaičiuojame, kad ir panašiai, bet aš tiesiog tik įvertinu, jeigu reiktų išsiųsti kiekvienam laišką, pranešimą, kokie būtų kaštai. Jis parduotuvė taip pat kreipėsi į pirkėjus prašydami, kad blokuotų savo kreditinės korteles, nes irgi buvo įsilaužta ir jie kaip manė, kad tekinti kreditinių kortelių duomenis. Tai vėlgi matėm pranešimą bendrą žiniasklaidoj, bet nuo 18 metų gegužės turės kiekvienas būti informuotas apie tokį dalyką. Tai vien tik informavimo kaštai vėlgi būtų didelės išlaidos. Ir specialiai įdėjau vėlgi Seimą, kad Seime vyksta ir nusikalstama veika, bet Seimą taip pat atakuoja ir kibernetiniai hakeriai, kurie buvo sustabdę berods 20 minučių internetinio puslapio veikimą ir nebuvo galima prieiti prie jokių duomenų. Taip, kągi dar verta žinoti, kas yra padidintos rizikos sektoriai, tai
aišku, yra kiekviena įmonė, kuri turi savo internetinį tinklą, bet tos įmonės, kurios kaupia duomenis, sakyčiau, yra ir saugo klientų duomenis, yra padidintos rizikos zonai. Reikia įsivertinti, kaip aš juos saugau, kiek aš jų turiu ir taip toliau. Tai pradedant visokiais registrų centrais, ligoninėmis, klinikomis, portalais ir taip toliau, kurie, jeigu turit, yra lojalumo kortelės kaupiami duomenys, tai yra padidinta rizika. Ir aišku, jeigu įmonė, kuri teikia savo kaip IT, sakykime, paslaugą trečiosiam šalims, tai jos atsakomybė prieš trečias šalis yra labai labai didelė. Kaip minėjau, nuo 18 metų įsigalioja naujas ES reglamentas ir vėlgi, kas neapdraudžiama, kad žinot, kad irgi yra nedraudžiamų dalykų, tai fizinė žala, žala sveikatai, mes kalbam čia apie duomenis, apie IT sistemos atsakymą, apie finansinius labiau nuostolius, negu apie fizinę žalą. Toliau, jeigu yra partnerių klaidos, tai reikia turėti omeny, kad sutartį su partneriais, pavyzdžiui, internetų tiekėjų, IT paslaugų priežiūros įmonės, iš jų reikia reikalauti jų profesinės atsakomybės draudimo, nes jų klaidos ne visą laiką bus apdraudžiamas. Tai turbūt tiek, ačiū už dėmesį ir lauksiu jūsų klausimų. Ar bus klausimų? Trumpas klausimas, ar yra kažkokie minimalūs reikalavimai techniniai ar procedūriniai įmonėm, nuo kurio galioja draudimas, ir ar draustumėt įmonę tam, kurios kažkokia turbūt nėra brandos IT pakankamos? Kaip minėjau, kibernetinėse rizikose yra draudimo anketa, kurią užpildo įmonė, kurią įvertina draudikas ir nustato draudimo sąlygas. Tai mes matėm įvairių dalykų. Sakykime, kad atsisakytų drausti tokio neturėjom, bet matėm, kad įmokos svyruoja nuo kelių tūkstančių eurų iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Dar klausimas toks, įmonė turi savo prevencijos saugumo tarnybą ir galvoja taip pat apie draudimą, paklausęs jūsų šiandien. Tai buvimas ar nebuvimas tos tarnybos draudimo atžvilgių gali būti naudingas ar ne? Kaip ir minėjau, bet visi rizikos mažinimo būdai rodo rimtesnį požiūrį į šitą dalyką ir draudikai nustato palangesnės sąlygas. Jeigu jūs, pavyzdys paprastas, automobilį draudžiate ir įsidedat Sherlock signalizacijų, jums pigesnė draudimo įmoka už vagystę. Lygiai tas pats, jeigu įmonė turi rizikos prevencijos skyrių, daro tam tikrus procedūrinius veiksmus, draudikai į tai atsižvelgs. Bet noriu paminėti, kaip buvo uždavęs klausimą, kas jeigu pats prevencijos darbuotojas padaro vagystę, tai draudimas nuo to atlygins. Tai draudimas atlygins bet kokio darbuotojo žalą. O neplanuojama privalomo? Čia Seimui klausimas turbūt. Seimas, kaip matot, problemų turi su tuo, tai galėtų pagalvoti. Ir dar viena asmeninė ta savoka, iki kiek jin plečiasi ten? Asmeninė savoka. Asmeninė duomenys. Mhm. Detaliau. Plaukų spalvų, čia asmeniniai duomenys. Ai. Tai yra laikoma, kad jau asmeniniai duomenys. Iš principo, tie duomenys, kurie gali sukelti bet kokią žalą reputacijai, finansinę ir panašiai. Tai jeigu, nežinau, nuteka slaptažodžiai, nuteka kreditinių kortelių duomenys, nuteka, tarkim, duomenys, kad tam tikras asmuo apsipirkinėjo tam tikroj parduotuviai, tai irgi yra konfidencialu, ne? Tarkim, jeigu jo reputacija yra labai saugoma, tai gali turėti didelę pretenziją jums. Tai čia reikia įvertinti atskirų atvejų. Ir fizinius ir juridinius. Taip. Kažkur aprašytus. Aš manau, kad tam reglamente yra pakankamai ilgas reglamentas, ten keli šimtai puslapių, jūs galite įsivedę internete, ten tikrai detaliai aprašyta, kas yra asmeniniai duomenys, per kiek jūs turite informuoti reguliuojančią tarnybą ir beje numatytos pakankamai didelės baudos, jeigu to nedarysite.
Tai Bet jeigu nežinai, kad nutekėjo, tai, kas kaltas? kaip ten sako, įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. O Laba diena. šiaip tai nuo sužinojimo visą laiką. Nors jeigu sužinoma, reaguojama iš karto. Tai va. Ar dar turite klausimų, ar jau galim reziumuoti renginį? Tai dėkui tada pranešėjai.